Limatamo Summit yra metinis marketingo lyderių susitikimas. Man atrodo, per keletą metų apskritai šitas renginys labai pasistiprėjo tiek kokybė, tiek dalyviais ir mes galim visi augti kartu ir būti stipresni, pasikeisti savo žiniomis tarpusavyje. Lima kaip tik ir turi nuostabias eksponentinių organizacijų savybės. Labai aiškia vizija, o antras yra minios išmintį, kai žmonės susėda kartu ir diskutuoja ir kalba ir tokiu būdu kartu mes tampame dar gudresniais. Aš manau, yra svarbu ateiti į tokią bendruomenę, kad tu vėl pasijustum labai mažu ir turėtum daug už save protingesnių žmonių aplink. Tai tiesiog pakalbėti, išgirsti kitokias nuomonės iš kitokių industrijų, iš kitokių vertikalių, su lietuviška patirtim, su tarptautinė patirtim, skaitmeninių produktų, fizinių produktų, tiesiog pamatyti platesnį spektrą. Šiandieninio marketingo vadovui, manau, yra svarbu suprasti, kad jisai yra ne tik marketingo žmogus. Jisai turi būti ir finansistas, ir komersantas, ir gamybą išmanyti. Ir va būtent toks žmogus yra geriausias marketingo vadovas. Matyti marketingą kaip įmonės strateginę kompetenciją ir matyti visų pirma savo galvoje, tikėti tuo, tada bus galima ir įtikinti visą organizaciją. Linkiu būti kūrybingais, būti drąsiais, įgalinti komandą, nes su ją viską galima gauti ir net tokį diplomą ir tokį laimėjimą.